visuomeniai turim atliepti. Pone Anušauskai, gerai, kad Ukraina mums laimi laiko, ar ne? Mes galim tobulinti procedūras. Ukraina, esmė ta, kad Ukraina net ne tai, kad mums laiko laimi, jie tiesiog laimi. Man atrodo, jie tiesiog laimi. Jie šitą attrition karą, ilgą karą, jie tiesiog laimi. Ble, žiūrint, aš nežinau, čia gal bus ne visai tiksli informacija, tarkim, toks vertinimas. Rusija prieš Ukrainą. Kokia buvo Ukraina karo pradžioje ir kokia buvo Rusija? Rusija turėjo imidžą kaip vis tiek galinga kariuomenė, ten antrą, trečią pasaulyje, okei, turėjo tokį imidžą. Ekonomika, viską, okei, tvarkoj. Ką turėjo, tą turėjo. Ką turėjo Ukraina, tai labiausiai korumpuota valstybė, beveik ten iš Europos to viso. Situacija, nebuvo ypatingai gera, ten, kai tik kelia klausimus dėl to Ukrainos identiteto, visko. Praėjus 4 metam karo, dabar ką turi? Ką dabar turi? Rusai ką turi? Tai sužlugdyta iš esmės ekonomika, kuri dabar yra karo ekonomika, kur neaišku, ar kažkada atsigaus. Reputacija žlugus, sankcijų krūva, nieks ten nenori bendradarbiauti, nebent diktatoriai kaip Trumpas. Bet, tipo, labai mažai, jiem pablogėjo, viskas pablogėjo iš esmės. Ir jie dar įsivėlė kare, kuriam negali net, užbaigti, o laimėti negali. Savo gamyklas dabar praranda, refinerį ten praranda, nuo dronų patys turi gintis. Va, ką turi rusai. Ekonomika, žmonėm internetą turi atjunginėti statymus, leisti ištisinius, kad žmonėm protestus numalšinti. Va, ką turi rusai, ukrainiečiai. Kariuomenė išvystyta iki belenkokių aukštumų. Jeigu karas baigsis, jų ekonomika bus tvarkoj, nes jie turės ką vakarams visiems pasiūlyti. Jie galės pardavinėti, kad, manau, labai geras, kaip čia gera ateitis iš to laukia. Į juos investicijos, man atrodo, pareis, jeigu karas, tikėkime, kažkaip baigsis. Investicijos tikrai pareis ir jie tikrai ekonomiškai stabilesni bus ir geresnė atsigaus. Tipo, čia, jie daug geresnė situacijai po viso šito, dėl to identiteto, dabar jie tikrai turi savo identitetą. Prieš ruso teroristą, jeigu išgyvens, jeigu apsigins, apsigynę arba netgi laimėję karą prieš tokią galingą Rusiją, tipo. Tai iš visų pusių, kai tu pažiūrėsi ten, nežinau, tai palyginti, ką turi, tipo.